Maišo vamzdukai ir baigėsi koš. Sveiki draugai, sekėjai, subscriberiai, ačiū, kad mus žiūrite, sekate. Norime parodyti kuo daugiau video. Aišku, dabar dirbam prie vyšnios, tai kaip ir su ta vyšnė tokie reikalai, kad mes darom ekonominę restauraciją. Gal kažkam bus įdomu pamatyti, kaip viskas vyksta. Aišku, daug kas tokių darbų patys neužsima. Tiesiog reikia sąlygų. Kas turi garažą, gali pabandyti. Ten pašveist, pagruntuot, padažyti pagal kiekvieno norus. Bet reikia juos prikelti, nors laikinam tokiam pagyvenimui. Mano tikslas yra, kaip sakant, užvakuot, laikinai restauruot, kad tiktų važinėjimui, bet pilnos restauracijos reikalaujantis projektas dabar minimaliai yra sunaudota išlaidų. Tokie reikalai su ta vyšne. Ką man prie darbų. Reikaliukai. Na ką, galima pakalbėti ir apie vidaus virinimo darbus. Kaip matote, yra įvirintas dugnas. Čia jisai papurkštas geltono gruntu, rūgštiniu, dėl to tokios spalvos pageltusios. Čia nuo laipiojimo apsibrūžinė viskas. Žodžiu, esmė ta, kad yra įvirinta per gamykliškas taškinės vietas ir viskas labai gražiai tiko, puikiai viskas suėjo. Labai gražu. Dabar liko tik tai sutepti virinimo koše ir viskas. Bus galima dažyti, papurkšti, užklijuoti garso izoliacijos mastikatą. Labai gražu. Kaip matote, kažkur yra gedimas, varva antifrizas iš kažkurios tai vietos. Reikės ieškoti iš pečiuko, kažkur iš pečiuko, bet kur tai matosi nulašėjimai. Bus dar ką čia su juo veikti. Bus tikrai. Taip pat paminėsiu, buvo, jeigu toj pusėje panaši situacija, tik tai mažiau tų virinimo darbų. Tiesiog buvo vaidytas lopas, tas kampas kaip ir tvarkytas. Ir viskas, viso dugno nekeitėm. Tiesiog nebuvo tikslo.
Aišku, tai čia porą skylučių ir viskas. Visi darbai baigti. Kita galinė dalis, kaip ir viskas tvarkoj. Paliekam taip. Matysim. Viskas bus gerai. Taip pat virinimo darbai buvo atlikti ir bagažiniai. Standartinė vieta čia. Žodžiu, supūva jinai praktiškai visų jų. Čia nieko keisto. Įvirintos dvi detalės. Dugne originaliai dešiniai kairiai, dugnukai. Visos dalies pačios nekeitėm. Pasilikom su paprastesniu variantu, nes čia jeigu keisti visą, tai čia reikia normaliai padirbėti. Reikia atsigręžinėti visur. To nebuvo poreikio, pasikeitėm tik tai dugną. Va kaip atrodo jisai, jeigu būtų visas cielas, kaip sakant. Tokį reikalą, ką eisim hermetyt visas vietas. Kur sueina skarda su skarda. Nu tai čia originaliai taip irgi buvo. Žodžiu, dirbam toliau. Taip, ką mes turime? Turime biškį nusipirkę medžiagų ekonominiam remontui. Daug neišleidom, nes remontas ekonominis. Čia mūsų dangtelis. Tai yra gruntas. Wash primeris, rūgštinis gruntas ir užsimaišėm dažų pagal spalvą. Juos naudosime galutiniam rezultatui, kai purkšime. Taip pat siūlių hermetikas, kurį irgi tuojaus ir naudosime. Taip pat purškiamas Gravitexas. Šitas labai geras. Čia aš nenoriu reklamuoti, bet, kaip sakant, kokybė ir kokybė. Toliau į darbus. Pasidarom truputį didesnę skylę ir kampu nupjausim, kad smagiau teptųsi. Kažkas tokio. Skystas. Labai jau skystas. Aišku.
Brauksim čia pirštais viską, nes čia su tuo reikalu, tai čia taip neišeis. Paprastai. Čia originaliai košės būna irgi prišauta pusė kibirų. Matyt, kaip arpė privaryta. Bėlė kiek. Rankų darbo, žodžiu. Restauracija rankų darbo. Čia ir matosi va. Originaliai va pritepta kiek. Čia teptukais gal tepė iš vis jie. Okay, čia turim. Pirštukais, paskui mes irgi teptuku praeisim dar. Kaip gražu. Kyšo pirštinė. Normalu. Dėsim kitą. Matyt originaliai, nu kiek. Kiek pritepta. Jisai kaip pastovi kažkiek laiko ir susėda taip lyg ir tų tokių labai nesimato brūkšnių. Pirštais geriausia, tai nors žinai, kad tu užtepiai. Ką šitą vietą kaip ir baigta. Turima. Ką turim? Užsitepam. Košė čia sunkiai, aišku, tepasi, bet originaliai tai čia taip gerai būna prikrauta to vietoj.
Originalas. Matot, kiek čia va privaryta. Aišku, čia purškiamas buvo. Va, liuks. Apsipurkš purškiama danga. Bus gerai, atrodys gražiai. Nepaminėjau, buvo tvarkyta ir šita visa briaunukė, kur guma maunasi. Čia dažnas atvejis būna parūdijus arba supuvus. Čia irgi turime šitą bėdą. Jinai buvo suvirinta, sutvarkyta. Bet čia labai daug nesigilinsim, žodžiu. Tiesiog nugruntuosim. Skylių nėra. Jei kažkokius mikrobus, tai užsigruntuos ir paliksim šitą vietą kitam etapui šito bemvuko. Nu, nes čia labai galim labai įsiplėtoti išorės kėbulą, bet aš to nenoriu. Paliksim dabar šitaip. Taigi būna taip. Kaip matote, čia irgi reiktų pratepti, bet labai gražiai viskas matosi, kaip yra įvirintas dugnas. Net nesimato praktiškai tos virintos siūlėse. Žodžiu, pratepsim kraštukus. Kaip matau, vamzdukai yra labai prastos būklės. Jau aš į tą buvo reikalą numatęs, aš juos kaip ir turiu nusipirkęs. Bet tai čia kitam epizode pamatysim, kas čia bus su tais vamzdžiais. O bus čia cirkų. Viskas ant garbės žodžių, va. Ant garbės žodžių. Bet jau čia kitam epizode apie tai pakalbėsim. Einam tepti siūlių. Vos negalvos. Ir maišo vamzdukai ir baigėsi košė, blėt. Ai. Teksiu. Sveiki, draugai. Kita diena. Mes čia pribėgdami kažką vis padarom po truputį, bet reikia daryti tokius technologinius darbus, kad vyktų džiūvimo procesai. Šiandien
tepsim truputį iš pakliaus, pagruntuosim rūgštiniu gruntu. Žiūrim, ką turim iš medžiagų. Ką turime, mums trūko siūlių hermetikų, užtepsim, kur trūksta. Taip pat turim glaisto, špakliaus vadinamo. Tiesiog yra mums viena vieta, kur reikia užtepti gale prie kablio kabinimo tenai virinta ir lyg ir duobė tokia likus. O duobė likus dėl to, kad hermetiko labai storai padengta gamykliškai. Bet mes taip nedengsim, tiesiog išlygysim tą sluoksnį šitu glaistu su stiklo pluoštu. Toliau lipni juosta. Yra tokios lipnios juostos su popierium. Mažiau darbo, tiesiog klijuoju tą juostą ir užsidengia plotas, kurio mums nereikia netyčia nudažyti. Ką, bandom pradėti kažkokius tai darbus šiandien. Tas nereikalingas dar. Va, turiu įsigiję tokių įrankių, metalinių užpakliuočių. Turim glaistą, stiklo audinį. Jis labai kietėja greitai, tai reikia nemiegot su juo. Aišku, patirties turėjau kažkada vaikystėje. Prisiminimai dabar. Pasimim kažkiek, va. Kažkokį tai, čia aišku, mums truks. Reikia labai apsiskaičiuoti, nes jis labai greit kietėja. Ir kietiklis įdėtas. Kietiklio. Nu, žiupsnelį. Per daug nebus ir per mažai nebus, manau. Tik tai išsiskirsis kietėjimo procesas. Aišku, per mažai negerai, nes nesukietėjęs. Įsimaišom. Išsimaišom. Ir einam prie objekto. Mums ją reikia kažkiek įsistorinti. Ką tepam? Nu ir praktiškai užteks čia. Geriau storiau ištapt. Nusišveisim kiek per daug bus. Kaip ir sakiau, čia yra ekonominė restauracija, nepamirškit. Sakys, domas jau haltūrina. Liko dar čia kažkiek medžiagų pritruko, neužtepėm siūlių šitų. Jeigu teptuką pataisysim.
pradėti technologiškai kitus darbus. Tai biškai pašpakliuosim, palyginsim duobes. Čia dėl, kaip pasakyti, darbo nedaug, bet jį reikia padaryti ir išlaukti, kol įvyks džiovimo procedūros. Dėl to labai viskas lėtai vyksta. Aišku, čia visą mašiną špakliuotum, tai kol vieną galą užšpakliuoji, tai kitą gali šveisti. Žodžiu, bet čia pas mus taip nėra. Pas mus minimaliai čia truputį patapu narkų. Ir nes šita vieta, matoma, dažysis, visos kitos realiai bus Gravitex purškiamose. Nes labai nesiplėtojom. Ir sparnų apačios dar kažkiek pasišpakliuos minimaliai. Žodžiu, maišomės košę ir pradėsim. Minėjau, daug neusimaišom košės, nes labai greit stengsta jinai. Taip, apsisaugom stalą, taupom biškį, taupom įrankius. Taip. Paminėsiu, čia remontas yra, restauracijos darbai yra minimalūs, žodžiu, ekonominis variantas. Tad labai neįsigastam. Gal čia kitiem atrodo normalu toks. Bet man kažkaip keista taip daryti. Šiaip dažniausiai pilnai mašiną darau. Dažausi visa. Bet šį kartą ekonominis variantas. Nes manau, dar nepribrendo laikas 1.8 varikliui būti pilnam restauruotam. Užsipilam kėtiklių. Aišku, kėbulas geras ir jis bus geras. Dabar mes sustabdom senėjimo procedūras. Tėpam visą plotą šveisim vis tiek. Žodžiu, esmė tokia, aš pašpakliavau, turiu išdžiūt, ten, nežinau, nedžiovinu aš specialiai, kitą dieną ateinu, pašveičiu, jei viskas gerai, nugruntuoju ir palaukiu dar kokią dieną ir dažau. Tokie reikalai. Tai dabar, žodžiu, esmė tokia, truputį papasakosiu, kuo aš išveisiu. Nu, čia iš senos praktikos viskas. Tokiais darbais dabar neusimu, bet čia tokius smulkus darbai, jūs reikia padaryti ir aš jums parodysiu, kaip turi būti, ką naudot. Žiūrim, ką turim. O mes dabar šveisim šitą ragutę. Mes esame ją pasišpakliavę. Tiesiog reik sušveist. Žiūrėsim, gal dar reikės papildomai užtepti. Špaklios gal nereikės. Matysim. Ką mes čia turim pasiruošę. Čia, aišku, senas mest. Žodžiu, taip. Pirmą sluoksnį šveisime su šimtine šveis papyrą. Čia grubumas. Jei kas nežino, tai čia yra grubumas. Tai yra stamboka gan. Sušveičiam šimtine. Toliau. Šveičiam 320, 400 gali būt. Sušveičiam šitą. Toliau. Nu, 400 čia pasidėjęs gal reikės
Toliau prieš patį gruntavimą aš jau sušveisiu 800, nu čia tokį tik radau pas save, 800 šitų minkštų. Formuoti nereikės čia formų jokių, tai tiesiog paviršių sušveisti prieš gruntavimą. Ką, pradedam darbus. Tiesa, įrankiai, nu, mažesniais neturiu. Čia yra tokia vadinama šveitimo kaladė. Čia galima paprastos lentos tiesios paimti gabalą ir šveist. Čia kažkiek minkštesnis paviršius ir tiek. Tai va, bandom. Bandysim nuo 100. O. Galima ir šitai padaryti, manau. Supratau. Taip, dėdam ant kaladės ir brūžinam. Brūžinam. O, pirštinis. Pirštinės reikia naudot, reikia taupyti odą ir rankas. Tos medžiagos agresyvios, tai reikalai paskui kad nebūtų. Šitas 100. Reikia labai nepersistengt. Neprašveist labai jau. Aišku, čia mes jau kuo toliau, tuo daugiau žiūrim svečiuose čia su tais dažymais. Manau, kad čia jis pilnai. Čia stengsiuosi iki kantuko gal kažkaip. Bėda tik tai yra, kad šitas sparnas toks kažkoks labai, nu buvo, aš mačiau jį nupoliruotą, visas gerai, dabar jis toks atrodo nublukęs, nušutęs. Matysim, kaip čia gausis. Bet sparno bet kokiu atveju čia viso nedažysiu aš. Kaip gausis, taip gausis. Dabar imam smulkesnę. Visada rekomenduoju šveisti sausai, mažesnė tikimybė, kad kažkur drėgmės liks pagaus rudis. Nes vieni šveičia šlapiai, nu, nežinau, man tai kažkaip nelabai šveitimas. Sorry, aš gruntuosiu jėgas. Gruntavimą nusiriebalinam. Kaip ir minėjau, tokios valetinios juostos čia su popierium iš karto būna pirkt. Dabar gruntuoju.
Na va. Reikia gerai įsiplakt dažus. Pariškam iš bulininio grunto, čia nežaisime čia. Su priedanga pariškam. Pradžiai iš vidaus. Paplakam. Nu, kad ir nubeigs nieko tokio. Kaip dažymų kamera panašiai. Truputį palauksim jau, nutrauksim gal vieną eilę. Nu, tikėjausi biškį tos raudonos tamsesnės, bet kaip sakant, kažkur sudažys mašina raudona, tai netaip matysis, bet ir kaip ir. Nu ką, pasibaigėm arkos gruntavimą, lauksim kol išdžius ir šveisim ir dažysim tikrais dažais. Laukiam. Ką, nusigruntavom. Dabar jaučiu, kad užpurkščiu Gravitexu. Kol jūs buvote išlėkę į Tuliką, mes biškai čia buvom papagruntavę daugiau. Aišku, arka. Čia ir dar tokių neužbaigtų galų yra. Išgruntavom, čia vidų nesimato. Žodžiu, užpurkščiu Gravitexu, kur galiu, kad tiesiog džiuvimas vyktų. Tai va, galima čia, kampus abudu galima išpurkšti. Ką, pradėsim. Naudosime skydo metodą. Ką reiškia skydo, tai matot va, pridedi, kad neužsipurkštų kur nereikia. Aš jį vadinu skydo metodas. Gerai įsikratom branilį. Aišku, vėliau purkščiu visą slenkstį. Dabar tik tai kampą noriu supurkšti, kad galėčiau sparną uždėti. Kokių purškaliojimų yra. Aišku, čia tokių kitų darbų krapštulių aš net nerodau jums, nes bus neįdomu žiūrėti į mane visą dieną. Truputį vėliau susėda šitas reikalas. Šitos įstaigos purškalas labai geras. Čia ir signalas ir kondicionieriaus filtras labai prastos būklės, bet mes dabar jau tikrai prie jo nelysim.